Jau, sekmadienis, rieda kietas mašiniukas, mūsų daug, vos traukia motoriukas. Sekmadienis, geri dalykai vyksta, visi linksmi ir niekas nesipyksta. Telebimbam gatve, vaikšto geri laimingi žmonės. Telebimbam gatve, skrenda mažų vaikų sapnai. Telebimbam gatve, neigi ir nesustok, visada dainuok. Telebimbam! Vaikam ir ne vaikam. Šį nuostabų sekmadienį, meilės sekmadienį sveikinusi su jumis muzikinė, pramoginė, labai tiesioginė laida vaikam ir ne vaikam. Visiškai teisingai norime palinkėti visiems mylintiem, visiems mylimiems žmonėms daug laimės, daug džiaugsmo ir šiandien pasižiūrėti gražią, daug šilumos ir muzikos pripildytą mūsų laidą. Taigi, brangieji, pirmiausia, norėčiau paskaityti anketas, kurių mes nelabai galėtumėm išpildyti. Labas rytas, atsiprašau. Klausau, Zuiki. Neringa, noriu tave pasveikinti su Valentino diena. Linkiu, kad ši gėlytė stovėtų tavo ant stalo ir tu džiaugtumės. O šitas šokoladas, kad tau pasaldintų gyvenimą. Dievulio, ačiū. Nu taip, gražiai čia viskas įvyko, pasimė. Tėti, palaikykit, tik tai nesuvalgyk šokolado, tėti. Gerai, ačiū dar karčiuką, labai smagu. Taigi, grįžkime prie neįvykdomų anketų. Nerašykite taip, kaip čia dabar parašyta. 4,5 metų mergaitė Armantė, aišku, ją rašo mamytė arba tėtis, nuoširdžiausi sveikinimai ir tėčio jubiliejaus proga. Mes jūs mylim. Dabar. Mūsų Armantė svajoja, kad teta Neringa pamokytų šokti su pačiūžomis ant ledo. Ji labai nori, ačiū. Armantė, Zuiki, negaliu, parašyk tėčio arba mamos. Nemoku iš tikrųjų tokio dalyko, aš suprantu, kad gali atrodyti visai, bet dėja. Toliau paklausykit. 3 metų žmogeliukas. Esu mažoji sesė, kuriai tuoj sueis 3 metukai. Taip jau gaunasi, kad dėviu išaugtus sesės rūbelius, aviu batukus, žaidžiu jo žaislais, tai negi ir už jo seno kuproto vyro teks tekėti. Klausimas būtų toks, brangioji, tai dabar kokia čia ta tavo svajonė? Ar batukai, ar jau mums čia pulti to seno vyro ieškoti, nežinau, patikslink, prašau, savo svajonę. Dar labai gražus momentas. Eimantas iš Marijampolės, 17 metų vaikinas rašo, aš niekaip nebaigiu 10 klasės. Ir jaučiu, kad jos ir nebaigsiu. Tad nors vieną dieną norėčiau pabūti 11 klasiai ir pajusti, ką tai reiškia, labai jums dėkoju iš anksto. Tai maždaug taip mūsų žmonės svajoja, kągi, brangieji, rašykite, pildykite anketas www.lrt.lt, lauksime jūsų sparnuotų svajonių, o pačią bimbiškiausią, pačią mums įgyvendinti padės natūralus mineralinis vanduo Akvilė. O dabar, brangieji, skelbiu labai gražią anketą, kuri iškrito. Taip, taigi, šiandien išpildome Beatričės Lekevičiūtės 8 metų mergytės iš Vilniaus tokią gražią svajonę. Labai norėčiau kurti vaikų turgelius, kuriuose vaikai patys galėtų apsikeisti žaislais, žaidimais ir panašiai, arba padovanoti vieni kitiems perskaitytas knygas, nusibodusius žirkėnus ir taip toliau. Antra svajonė – noriu nužiesti močiutei puodynėlę su ąsele. Ir trečioji svajonė – norėčiau aplankyti saldainių, šokolado fabriką ir pamatyti, kaip gaminami saldainiai. Taigi, brangioji Beatričė, kviečiu tave šiandien į šokolado fabriką. Eimuti? Fantastika. Kažkas skambina? O, Neringa. Alio, Neringa, tai klausau. Aha, valgau. Tai yra dirbu. Aha. Ar aš mėgstu saldumynus? Mėgstu. O tu mėgsti? O kas iš to?
Ką, turim svajonę? Mergaitė nori pamatyti, kaip yra gaminami saldainiai ir visi kiti skanėstai? O, kaip tyčia, kai tyčia esu netoli saldainių fabrikėlių. Skubu tenais. Iki. Ir štai matau tą mergaičiukę, kurios svajonė yra pamatyti saldainių fabrikėlį. Labas, aš esu Eimutis, dėl to ir svajonė. Kuo tu vardu? Beatričė. Labai malonu, Beatričė. Kiek tau metų? 8. Iš kur tu? Iš Vilniaus. Stebuklas, mes, kai tyčia, kai netyčia, esam prie saldainių fabrikėlių. Keliaujam į vidų. Aha, štai mes įėjome į vidų jau pasipuošę su Beatriče ir keliaujam susipažinti su žmonėmis, kurie mums čia viską aprodys. Labą dieną. Labadiena. Kuo jūsų vardu? Aš esu Virginija. Taip, ir jūsų pagalbininkas? Rokas. Rokas, labai malonu. Pasakykit, tai kurgi mes čia papuolėme? Jūs papuolėte tikrą šokolado karalystę, šokolado pasaulį. Rokas yra šokolado meistras ir tuoj pat pasakys, ką reikia daryti atėjus į fabriką. Nusiplauti rankas. Einam plautis rankų. Einam. Tai kasgi čia vyksta dabar? Dabar pradėsim gaminti saldainius. Pradėkim. Beatričė, žiūrėk. Čia yra maišoma triufelių masė. Prieš tai buvo tik šokoladas, paskui su grietinėlėmis jį užplikėm ir padarėm tokią masę. Ir iš jų spausime su tavim triufelius labai gražius. Dabar visą masę, kurią pagaminom, dedam į konditerijos maišelį, konditerinį maišelį ir bandysim žiūrėti, ką galima išspausti iš tos masės. Palikom, bandyk spausti, man padėti. O, kokie gražūs triufeliai. Paskui mes juos merksim į šokoladą. Aš irgi noriu pagaminti saldainius, ar galima man? Be abejo, galima. Galima. Aha, pabandom. Iš tiesų sunku. Galima aš tokį didelį savo? Galima. šau. Bet reikia suvalgyti. Ir tada nešam į šaldytuvą jos padėti, kad jie truputėlį pailsėtų. Čia. Atsargiai. O, į šaldytuvą. Beatričė, tu parašai kelias svajonės. Kokia buvo dar viena? Nulipdyti močiutį vadinėlę sausytę. O gal galim padaryti taip, kad tu nulipdysi ąsotėlį, bet iš saldainių, o ne iš molių? Galima. Manai, patiks tavo močiutei? Patiks. Labai šaunu, įvykdysim 2 svajonės, taip? Taip. Ar valgomas marcipanas? Valgomas ir labai gardžiai valgomas. Šiek tiek jisai panašus į plastiliną, taip, todėl su juo labai lengva dirbti. Gerai, Beatričė, atėjo laikas įmerkti mūsų ąsočius. Bandom? Bandom. Merkiam, imk savo. Kaip manai pavyks? Klausyk, o dar į vidų pribėg šokolado, ar ne? O, gerai labai, dedam. Opa! Klausyk, neblogai gavosi, ne? Gerai, tai dabar sakykit, ką mes čia darysim toliau. Mažą stebuklą darysim. Su šokoladą galima ne tik valgyti, su juo galima rašyti. Laiškus rašyti galima. Pasitreniruosim, pavyzdžiui, parašysim Eimutis. Vau, dar niekas man gyvenime nerašė su šokoladu mano vardą. Vau. O šį sekmadienį Justas iš Telebimbam, kuris dainuoja Mušę, švenčia savo gimtadienį. Parašom jam šokoladinį laišką. Parašom. Ką tu rašysi? Justui su gimimo diena. Pabandom. Ir ką sakom? Justai su gimtadieniu. Garsiai. Į kamerą. Justai su gimtadieniu. Telebimba! Vaikam ir ne vaikam. Na, štai taip visiškai netikėtai. Mūsų saldžioji kelionė į šokolado rūmus pasibaigė mūsų sveikinimu Justui, kuris šiandien švenčia savo 16 gimtadienį. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena. Ačiū, jau gal dėmesio ir užteks šitam berniukėliui. Na kągi, štai. Tau šitas gražus šokoladinis blynas, manau, pasidalinsiu su mama. Pasidalinsiu. Va, nuo mūsų Virginijos šokoladų meistrės tau linkėjimai didžiausi. Na, ir dabar pats
laikas sugrįžti į tolimuosius 1999 metus ir siužetėlis iš Telebimbam senovės. Justai, tu buvai visai neblogas aktorius tuo metu, kiek atsimenu, nes buvo žymiai PVG būrio nuotykiai, pašėlusie vaikystės gynėjai ir Justukas turėjo kelis smagius vaidmenukus. Pasižiūrim. Yo. Spėk myšlė. Laisvas kaip paukštis gražus, bet nematomas. Spėk. Nežinau. Tamų vėjas. Ei, labas! Pavogė būrys ir jo vadas Tomas. Labas! Manęs jau greitai nebebus. Kodėl? Todėl, kad aš skęstu. Užjaučiu, bet pasakyk vardą, gimimo metus ir adresą. Varliukas Stasiukas, gimiau prieš 3 dienas. Saulėtai pakrantei. Angelė, subis greičiau. Aš tavęs laukiu. Kas tam? Čia mes nasiek PVG būrio vyrai. Gal nuo stogo patrauktume šitą užsikimšimą. Kokį čia užsikimšimą? Šitai, kuriai mes beldžiame. Ne, negaliu, čia mano namas. Nagi jaukus, kas gentarino savo namus. Aš Vilvis Pilkasis. Atleiskite, vyrai, aš laukiu žmona, bet nieko nebus. Pas ką? Pas Marijoną. Kur? Žemyn, į upelio įlanką. Kaip? Sėskitės, brangiausios, parvešiu su vėju. Pirmyn driedi laukų paprastasis. Grįžtame iš 1999 metų į mūsų studiją ir stovi žmogus, vakar pamatavom ūgį lygiai 1,93 m. Taigi, jūs tai sakyk, ką tu dabar veiki gyvenime? Sportuoju. Kokį sportą sportuoji? Akademinį irklavimą. Akademinį irklavimą. Aha, iš karto kyla klausimas, kuo akademinis irklavimas skiriasi nuo paprastaus žmogiško irklavimo? Nėra meškerės galbūt valtyje. Supratau, geras atsakymas. Sakyk, kas sunkiausia buvo tau nelengvame Telebimbam kelyje? Galbūt ta pati daina Musė. Ne, sunkiausia tau buvo atsikelti rytais, kai reikia važiuoti gastrolės, o tu dar guli lovoje. Taip, toliau kitas klausimas, kuom norėtum būti užaugęs? Architektų. Kodėl? Matematika, jėga. Na ir visai Lietuvai pasakyk, kai jėga, tai koks pažymys semestre? Ačiū, nereikia neapgėdink čia visų. Gerai, dar kitas klausimėlis. Ar tiesa, kad užvakar Užupio gimnazijoje sužibėjai kaip vienas iš geresnių didžėjų? Na, taip, galbūt. Nežinau, ne manęs klausti reikėtų galbūt. Ok, na tai kągi, brangieji, pats laikas sutrenkti tą nuostabų į mūsų gabaliuką Musę, nes sklenda gandai, kad per Telebimbadienio koncertą Justas neteks šios dainos, kaip ją seniai jau išaugęs ir atiduos savo mažajam broliui Rapolui. Taigi galima sakyti, vienas paskutiniųjų gyvųjų šio gabalo atlikimų ir čia studijoje dabar kartu su jumis audringi plojimai pradėsim. Gražus namelis ant tvoros darželis. Čia močiutė mano jau seniai gyveno. Mažas kambarėlis ant palangių
gėlės, gera pas močiutę vasarą pabūti. Bet turiu problemą. Kokią? Čia gyvena musė. Neišgirdau, kas gyvena. Musė. Visi kartu. Mušiu. Šitą mažą musę, o kai ją pagausiu, niekad nedraugausiu. Mušiu šitą mažą musę, o kai ją pagausiu, niekad nedraugausiu. Hei! Pagalvės sėdi ir galvytę krapšto, o aš turiu gulėti ant lovytės krašto. Lenda prie ausytės man kažką sakyti, o aš miegučio noriu, musė, tu man nusibodai. Mušiu šitą mažą musę, o kai ją pagausiu, niekad nedraugausiu. Mušiu šitą mažą musę, o kai ją pagausiu, niekad nedraugausiu. Paskutinį kartą Gera pas močiutę vasarą pabūti, bet turiu problemą. Kokią sūnau? Čia gyvena musė. Ale kas? Musė. Mušiu šitą mažą musę, o kai ją pagausiu, niekad nedraugausiu. Mušiu šitą mažą musę, o kai ją pagausiu, niekad nedraugausiu. Musė, nenervuok tu manęs daugiau. Spalvotai reklama. Vaikam ir ne vaikam. Ei, sugrįžtame į mūsų saulėtą širdelių pilną Telebimbam studiją ir pats laikas įveikti misiją, štai pripildyti šitą tetiutės dėžutę. Nagi, žinau, kad čia lygiai 2 žmogeliukai nori tą atlikti, štai graži vyrų komanda, kuris mesit vyrai? Danielių mes. Danielius mes. Danielių jums. Jie įsitikinę, kad mes Danielius meta ne Danielius, bet audringi plojimai. Atsarga liko, dar vienas atsarginis dalykas liko. Nieko, viskas gerai. Bėgame pas kitą mergaičiukę. Na, kiek mūsų lėlytė metukų? Metai 7 mėnesiai. Laikas, metai 7, tai jau yra tikrai, o aš atsimenu, tikrai nebeturėjau tokių dalykų. Na, mažulė, prašom. Dieve, jinai supranta, ką daryti iš naujo. Antras dublis, greitai. Prašau dar kartelį. Ir... Ja, dabar. Paskutinį kartą. Ir... Turim dar vieną žmogeliuką įžengusi į mūsų suaugusių žmogeliukų tarpą ir labai dėkojam. Prašom, ateikite į mūsų studiją, jūs irgi galite tai padaryti. Na ir laikas mūsų antrai svajoniai. Pildykite jas www.lrt.lt. Suraskite Telebimbam paveiksliuką, paspauskite ir ten atrasite mūsų gražią svajonių anketą. Na, dabar dėmesio. Mantas. 3 metai 5 mėnesiai. Štai tokia svajonė. Mano sparnuota svajonė. Parodyti mamytė ir tėveliui, kaip aš moku gražiai plaukti. Jau esu plaukimo ir šuolių čempionas savo vonioje. Moku plaukti kaip tėtis, kaip žuvytė ir dar visaip. Be to, šokinėju nuo vonios krašto į vandenį, bet kai noriu tai parodyti tėveliams, mamytė labai pyksta, kad vandens daug pritaškau ir dar sako, kad kaimynus galiu aplieti. Taigi, mano svajonė išsipildytų, jei kas nors mane pakviestų į tikrą baseiną. Aš būčiau pats laimingiausias berniukas, nes galėčiau parodyti ir mamytei, ir tėveliai, kaip aš moku gražiai plaukti, o svarbiausia būtų mamytė labai laiminga, nes nepritaškyčiau vandens mūsų vonioje. Ir dar kaimynai labai džiaugtųsi. Taigi, brangus kaimynai, Kęstučio gatvė 87 namo iš Kauno. Ir tau, brangus Mantuk, tavo svajonės išpildymas. Eimutį? Alio? Neringa? Labas? Oi, dirbu. Oi, labai sunkiai dirbu, bet visada pasiruošęs padėti. Taip, klausau. Turim svajonę? O kokia svajonė?
Vaikas nori pasimaudyti baseine ir pašokinėti visai įdomiai. Aš kai tyčia su vandens parke ir galiu padėti. Skubu! Labą dieną, aš esu Eimutis, dėl to ir Svajonių. Kuo tu vardu? Mantas, labai malonu, Mantai. Kiek tau metų? Va tiek. 3 jau beveik 4. O čia Manto mamytė, taip? Kuo vardu? Ingrida. Na, kai tyčia mes esame vandens parke, kur galėsim pabandyti išpildyti tavo svajonę. Mantai, o kaip mes plauksim su tavim? Gali parodyti? O, va taip, aš palaikysiu ratą, parodyk, kaip plauksim. Taip. O kaip dar plauksim? Ir šitaip. Ar tu pasiruošęs? Kągi, pildom Manto svajonę. Bėgam paplauti, taip? Bėgam, duok ranką. Pabandom kitą plaukimo būdą. Kaip dabar plauksim? Dabar šitai. Pabandom antrą plaukimo būdą. Dėmesio! Mantas dabar atliks salto, motalto, kurio nepatartina daryti namuose. Mantai, šuočiam! Kągi, po ekstremalių šuolių į vandenį nusprendėm su Mantu šiek tiek pailsėti, atsipūsti burbuliuojančioje vonioje. Mantai, ar patinka tau šitą vonę? Patinka? O jinai tokia pat kaip ir tavo namuose vonė? Tikrai tokia pat? Mamytė ar Mantas teisingai sako, tokia pat vonia kaip namuose? Nu, mūsų mažesnė. Oi, o kaip galvoji, čia kaimynų neužpilsim vandeniu? Užpilsim ir čia? Tai reikia sustabdyti tą vandenėlį, pabandom sustabdyti. Pabandom? Oi, stabdom vandenį, kad neužpiltumėm kaimynų. O jėdau. Kas išmokino plaukyti Mantą? Tėtis. Ar dažnai maudotės vonioje savo? Dažnai? Būsiu tėčiai. O kur dabar tavo tėtis, Mantai? Išvažiavęs perduok linkėjimus tėčiai. Pamojuok. Tėčiai. Į kamerą, va, į kamerą. Kągi, su Mantu pabandysime atlikti šuolį į didžiulę vonę. Tokį pat šuolį, kokį jis daro savo namuose. Mantai, pasiruošęs? 3, 2, 1. Po baseino reikia atsipūsti. Ir mes turime 2 skanius pieniškus kokteilius. Mantai, kurio nori? Šitą raudoną, prašom. Va, į šitą šiaudelį, va. Paragaujam ar skanus. Mantai, skanu? Tikrai skanu? Augit skanu. Pasišypsok šiandien. Vaikam ir ne vaikam. Audringi plojimai. Labanaktis, šį nuostabų sekmadienio rytą. Na dabar, brangieji, štai, baigėsi mūsų 2 svajonės, laukiame jūsų kitų, tikrai pačių nuoširdžiausių, sparnuotų ir gražiausių. Noriu su didžiu liūdesiu pasakyti, kad kitą sekmadienį, 21 dieną, mūsų laidos nematysite. Taip kad, brangūs žiūrovai, čia irgi prašome nesirinkti, o stebėti prie žydrų ekranų žiemos olimpinės varžybas. Taigi, gražių jums švenčių ir šios dienos, gražiai sulaukti vasario 16 ir žinoma, tokią meilės dieną jums visiems dovanojame Boružėlis ir Voro meilės duetą iš roko operos Voro vestuvės. Ir visiems jums mūsų didelis bučkis. Ir dar didesnis. Ir pats didžiausias. Iš vaikystės baltų dienų
iš žvaigždėtų tylos naktų, iš tikėjimo, kad